Gianni Morelli ir Roberto Mortadeli parengė šią knygą įtakingiausios mūsų laikų asmenybės. Ištrauka. Įvadas. 1914–1918 metais žuvo 9 milijonai kareivių ir daugiau kaip 5 milijonai civilių gyventojų. Tačiau 20-ame amžiuje susimąstyti nestabtelta. Pasirašius Versalio sutartį, slogius prisiminimus nustelbė Charlestonas, nuo drabužių nurėžęs kelis centimetrus. Coco pristatė savo Chanel numeris 5 pavadintus kvepalus, o Le Corbusier išleido knygą Architektūros link. Rytuose susikūrė Sovietų sąjunga, Lenino vizijos įtikrovinimas ir 1917 m. komunistinės revoliucijos pasekmė. 1926 metais Berlyne Albertas Einšteinas ir Sigmundas Freudas susitiko labai maloniam pokalbiui. Pereinant prie rimtesnių temų, Jungtinėse Amerikos valstijose siautulingas trečiasis dešimtmetis netikėtai baigėsi sulig 1929 m. Volstryto krachu. Europoje įsisiautėjo 20 amžiaus ketvirtojo dešimtmečio dramos, įsiplieskė Ispanijos pilietinis karas, o prasidėjusios Frankų, Hitlerio, Musolinio ir Stalino diktatūros, kurių skirtumas turime pripažinti ir kurios iki šiol meta šešėlį mūsų šiandieniniam gyvenimui, tapo norma. Nepaisydami apėmusio siaubo, menininkai toliau kūrė. Pablas Pikasas nutapė paveikslą Guernica, o kitoje Atlanto pusėje Voltas Disnėjus gavo garbės Oskarą už savo mylimą animacinį personažą Peliuką Mikį. Svingo muzikos ir karinių paradų ritmu didžiosios valstybės atžygiavo prie naujos katastrofos. Šį kartą žuvo 60 milijonų žmonių, šimtus didelių ir mažų miestų sugriovė bombos, o visų šių negandų kulminacijoje įvyko Hirošimos katastrofa. Po Antrojo pasaulinio karo atsirado penicilinas, prasidėjo branduolinio ginklavimosi varžybos, dekolonizacija ir pasaulis pasidalijo į dvi lygias dalis – Jungtinių valstijų ir Sovietų sąjungos sąjungininkus. Kinija nusidažė raudonai, o Mao Dzedongas tapo jos didžiuoju varininku. Europoje nebebuvo pasaulio centras. Priešingai, ji pati tapo susiskaldžiusi ir apimta sumaišties, kaip ir daugelis pasaulio vietų 6-ame dešimtmetyje. Taigi pasibaigus tradiciniam, prasidėjo šaltasis karas, jis galėjo įsiplieksti ir virsti karštuoju kiekvieną akimirką, kaip tai įvyko Korėjoje ir Viduriniuose rytuose, kur po holokausto buvo įkurta Izraelio valstybė. Tuomet dar įvykiai Vietname, Konge ir Jugoslavijoje. Į vakarus nuo geležinės uždangos esančiame šalyse buvo bandoma suvienyti Europą, kad ji daugiau niekada nekariautų. Ta patį dešimtmetį Karibos jūros regione Fidelis Castras ir Che Guevara iš Kubos išstūmė Batistą, Cosa Nostra ir CŽA. 90-metis Frankas Lloydas Wrightas pristatė aukščiausio pasaulyje dangoraižio projektą 528 aukštų, daugiau nei 1,5 kilometro aukščio pastatą turėjo išsistypti Čikagos danguje. Štai toks yra kontekstas. Puslapio po puslapio pasakosime įvairių asmenybių istoriją, kad ir kokia ji, menanti gėrį ar negandas.